Egiptas – mistiška šalis, kur maldos aidi tarp smėlio ir saulės. Šiandien keliausime ten, kur turistai retai užsibūna. Pradėsime nuo senamiesčio Old Market, kur žmonės šaukia kainas, prekiauja viskuo. Čia galbūt labiausiai ir pasimatys, kokie yra vietiniai egiptiečiai, ar mandagus, ar draugiški. Nuo rūbų iki suvenyrų. Rūbai bus, dėrybos aišku bus, kultūriniai šokai tikrai taip. O tada šiek tiek prabangos. Vakarienė 5 žvaigždučių viešbutyje, po kurios prasidės tikras veiksmas. Lana, Satalana. What does it mean, Satalana? It means like you are drunk. What does it mean? Crazy drunk. Crazy drunk. Yes. This girl is crazy drunk today. Naktis, muzika, pokalbiai su turistais iš viso pasaulio. Habibi, welcome to Jordan! Welcome to Faransa, welcome! Ir ne viena pažintis, kuri pasuk šią kelionę netikėtą kryptimi. Что это значит? Китайцы, когда я им объясняла, я почему и не хотела, потому что, они, все китайцы по-разному реагируют на переводы. Kitą rytą šuolis į Raudonąją jūrą, snorkelinimas tarp žuvyčių ir koralų, spalvos, kurios atrodo kaip iš kito pasaulio. Ir tai dar ne viskas. Soho Square, ledo kambarys, farša kavinė, naktinis gyvenimas, kur šviesos konkuruoja su žvaigždėmis. Так поздравляем, я думал завтра. Yesterday, вчера. А tomorrow, завтра. Yes. Šis video tai daugiau nei kelionė, tai atsakymas į klausimą, ar verta vykti į Egiptą. Ir pirmas dalykas, kur mes atvykstam, tai yra Ai Mustafa mečetė. Tai musulmonų mečetė, kur visi vietiniai vyrai ateina melstis. Yra šiokios tokios taisyklės, kad į vidų tu negali užeiti su šortais, kaip aš esu apsirengęs. Tai vidaus mes ir nepamatysim. Bet pabandysiu šiek tiek parodyti išorės ir galbūt pavyks šiek tiek nufilmuoti per durų tarpelį, kasgi ten iš tikrųjų yra viduj. Kol kas viskas atrodo labai paslaptingai, gražiai. Nelabai įsivaizduoju, kam reikalingi vėjo putikliai lauke, bet aš įsivaizduoju daug maldininkų, tiesiog klūpi čionais, labai karšta ir jam į veidelį pučia oras. Nesu matęs lauke, bet matot, čia yra. Ten sėdi vienas iš žmonių, kuris galimai meldžiasi. Šioje kelionėje esu vėl ne vienas. Šį kartą pasiėmiau savo draugelį ir aš ten neįsivaizduoju, kuris dabar yra dingęs, tai galbūt filmuodamas aš jį atrasiu, nes šita mečetė turi labai didelės valdas, teritorijas ir kaip matot, ten kažkoks pastatėlis ir čia viskas įeina, tai bandysim tiesiog dabar apeiti ratuką ir paieškoti kolegos. Šita vieta yra viena iš rekomenduojamų, jinai yra labai populiari. Čia dar nėra pagrindinė mečetė, kuri turėtų būti dar gražesnė, bet kol kas turim tokį variantą. Žmonės prieš maldas ateina nusiplauti kojų, nes pas juos tokios tradicijos yra, kad būtina nusiplauti kojas ir tada galėtų užeiti į mečetę. Galim pabandyti atsukti. Matot, vandenukas bėga. Turistų nėra daug. Iš tikrųjų visai nėra. Esam beveik vieni. O, štai ir mano draugas Matas. Čia mano draugas Matas, su kuriuo keliausime per visą kelionę. Ir dabar dairomės tiesiog aplink mečetę. Kaip tau pačiam mečetė? Patiko, bet iš to kampo dar einam pasižiūrėti, pamatysim. Taip mečetė atrodo iš kitos pusės. Dabar mes einam iš tos mečetės į šalia esančią krikščionišką bažnyčią, kuri čia yra visai šalia. Ir einam dabar per tokį vietinį rajoną, kur vietiniai gyvena kotedžuose, tokiuose baltuose namukuose. Čia yra nežmoniškas karštis, tai matosi automobiliai visi paslėpti po tokiais kaip stogeliais. Kiek pasižiūrėjus Egipte orus, tai galima matyti, kad kiekvieną dieną šilumos 30 ir netgi virš, o naktį nukrenta tik iki 20. Betmanas
Ir ne bet koks. M5. Senis įsivaizduoja, ką reiškia M5 Batmanas. Aš nelabai tikiu, kad čia M5 Batmanas, nes jis Lietuvoje keli žmonės tokius turi, bet greičiausiai čia tik M5 lipdukas, bet iš tikrųjų netikras Batmanas, nes bent jau dvigubas išmetimas turėtų būti. Čia Egiptas, čia mėgsta sufeikinti originalus, parduotuvėse brandiniai rūbai visi yra feikiniai, tai greičiausiai ir automobiliai bus feikiniai. Taip atrodo egiptietiški valstybiniai numeriai. Keistas dalykas, kad čia ant numerio prisuktas numeris. Matos, kaip saulė tiesiog yra išvalgius dažus. Gale lygiai tas pats variantas. Ant numerių uždėti numeriai. Mūsų antras objektas, iki kurio nuo tos mečetės paeit maždaug 10 minučių. Vadinasi Rojaus katedra, jeigu taip verst į lietuvių kalbą pažodžiu iš anglų. Ir atrodo tokia tiesiog krikščioniška bažnyčia, krikščioniški, o net neatrodo krikščioniški kryžiai. Parašykit komentaruose, ką žinot, ką reiškia nubrauktas kryžius. Šalia labai gražus sodas. Iš tikrųjų šitas bažnyčios labai gražu ateit pasižiūrėti. Tokie didingi pastatai, kurių labai daug kur nepamatysi. Ir būtent Egiptas turi va tas mečetės, tas tokias katedras, tokias didingos kolonos. Net nėra rankenų. Greičiausiai įimas iš kitos pusės. Bet labai gražus piešiniai ant bažnyčios sienų. Man pavyko užeiti. Kaip matot, viduj beveik nieko nėra, visiškai tuščia. Jaučiamas toks stiprus smilkalų kvapas. Lithuania. Lithuania. Lithuania? Yes. Nice. Where are you from? I have Egyptian, half Lebanese, but I work here in Sharm el-Sheikh. 6 or 7. In the evening? Yes. Oh. Which hotel stay? Experience? Siberian hotel? Keras, yes. Easter from the Muslim finish. Ramadan and everything. Oh, and when Ramadan is happening, then it's very many people, yes? Yes. Čia sutikom kažkokią moterį, kuri meldžiasi ir pasiūlė kažkokią verslo kortelę ir siūlo kažkokias savo paslaugas. Bet tu gavai kortelę, dėl ko ką jinai veikia? Jinai turi savo apartamentus. Sakė 3 minutės nuo čia. Tiesiog nuomoja apartamentus. Jo, klausia, mes turim mašiną, bet jeigu mes jau čia pežo, mes turim kur gyventi tikriausiai. Vat buvom dabar iš tikrųjų iš tos bažnyčios Rūsiuose ir iš šitos moters sužinojom, kad pagrindinė erdvė bažnyčios yra dabar uždaryta ir ją negalima patekti. Ta, ką matėt, tai buvo po bažnyčia, toks kaip pusrūsis. Tenai irgi vyksta, kaip matosi, maldos visokios, žmonės ateina pasimest. Atrodo toks fainas mašiniukas prasilėkt pro dykumas. Vienas veidrodėlis, ko daugiau reikia. Dabar čia iš tų bažnyčių ir keliaujam į Old Marketą, kur visokiausi turgai. Dar nepaminėjau, kad pats veiksmas vyksta Šarm el-Šeiche. Tai vienas iš Egipto miestų, kuris yra prie Raudonosios jūros. Labai populiari kryptis lietuviam, nes dažniausiai yra kryptis Hurgada ir Šarm el-Šeichas. Egyptian, 3-0. Hi.
يلا دروب. Hey. Yes? ماشي يا عم اركب ما احنا قلنا لك اركب يا اخي. Atvažiavom dabar į Old Marketą Egipto ir čia galbūt labiausiai ir pasimatys, kokie yra vietiniai egiptiečiai, ar mandagus, ar draugiški, ar ne. Kol kas, šiaip, apibendrinant, per šią dieną neturėjom nei vieno kažkokio įkyraus žmogaus, kuris kažką labai mum įkišinėtų, tai kol kas atrodo visi labai draugiški ir gerai nusiteikę. Old Markete turim tokį krioklį. Wow, tiesiog wow. Wow, va čia ir atsiveria pagrindinis vaizdas į vieną populiariausią, tiksliau pačią populiariausią mečetę, kuri yra Šarm Šeiche. Daugiau apie ją biškį vėliau. Mes dar spėsim prie jos, dabar pasivaikščiosim po tokį kaip senamiestį. Wow. Vaikštom dabar po vietinius turgelius ir pardavėjai gana draugiški. Tiesiog sako, come to look, ateik pažiūrėk ir viskas. Ir neateina, neapsikabinėja, nieko nekiša. Labai mandagiai, labai mandagiai. Bandom dabar pasižiūrėti kem 5 dydį kėdukų ir tiesiog pas juos labai mažos kojų išmeros ir kem 5 dydžio dažniausiai neturi. Mano kem 6, tai analogiškai kem 6 irgi neturės. Yeah, like with rock brands. No? Hi. White. I have black. White. I have grey. This is the best of the quality. This is all complete, yes? Yes. I have beige. Blue. Okay, white. Like this. White. Zara? Same Zara, same okay. the quality. Just Okay. name ticket different. Okay. Which is size? XL? Maybe L. Maybe L. You can try. Okay. Išsirinkau komplektuką rūbelių, tai dabar pasimatuosiu. Patrikas 360. Wait. Yeah. Užsidėk ant viršaus. Kaip atrodo? Pasižiūrėk. Eik tu. Nori pasižiūrėti nuotrauką? Labai gerai. Atsisuk į mane. Atsisuk. Lemba, gerai. Gerai. Yeah, we take. Nu ką, buvo visai mano neseniai gimtadienis, tai žodžiu nieko nesumokėjau už šitą. Matukas man kaip ir dovanėlę padarė, tai žiauriai fainas komplektas. Toks vasarinė drobė ir man atrodo čia netgi Gucci prekės ženklas. Aišku, analogas, bet atrodo taip vasariškai. Čia yra ta pati populiariausia Šarm Šeiche mečetė. Ir šitą mečetę vadinasi Aisa Haba. Tai daugiausiai šiaip turistų ir ateina į šitą vietą pasifotkinti prie šitos mečetės, nes jinai tokia tikrai viena didingiausių, viena gražiausių mečečių. Kaip matot, net į objektyvą netelpa. Aplink šitą mečetę čia visur aplink turgai ir galima rasti visko, nuo prieskonių iki visokiausių rūbų ir suvenyrų. Netgi nusovus galima patekti į vidų, bet
Mes neturim ilgų kelnių, tai į vidų ir nepateksim, bet gal pavyks šiek tiek nufilmuoti. Gal visgi pavyks biškį į vidų užeit. Jaučiasi toks labai stiprus smilkalų kvapas. Vis dar negaliu patikėti, kad pavyko čia su šortais užeit, nes kiek teko skaityti, tai kaip ir nelabai gerai. Sudėtos greičiausiai šventos knygos, Koranai. Sugrįžom iš miesto, vakarienės, šiek tiek užvalgysim ir tada judėsim vėl į miestą, tik šį kartą ne į Old Marketą, o į tokį labiau modernesnį vakarinį miestą Šarm Šeiche, kuris vadinasi Soho Square. Čia galite šiek tiek pamatyti, kaip atrodo mūsų viešbučio aplinka. Tikrųjų dabar netgi esam ne savo viešbutyje, bet čia yra šalia dar vienas viešbutis, su kurio dalinamės tokiom paslaugom kaip vandens parkas. Ir čia būtent ir yra tas vandens parkas. Dar neišbandėm, tai dar niekur nematėt, bet jeigu bandysim, tai būtinai nufilmuosiu. Atrodo, lyg būčiau Viši parke. Mūsų viešbučio teritorijoje vakarais jaunimas susirenka pažaist fulytę. Esam dabar 5 žvaigždučių viešbutį Experience Kerosei Parkland. Nežinau, ar teisingai ištariu, bet pavadinimą matysit. Čia yra mūsų ninja matas, kuris dabar eis prikraut valgyti tiek savo, tiek man tikriausiai, jeigu 2 lėkštes pasiėmė. Nu, jau pats išsirinksi, ko nori. Ir užeisim dabar, aprodysiu kaviniai, kaip atrodo mūsų meniu pasirinkimas. Čia yra vienas iš restoranų, paėjus maždaug kelišimtus metrų yra kitas restoranas, kitokio šiek tiek stiliaus ir ten laukia kitoks maistas. Bet čia kol kas viskas prasideda nuo desertų, vieno kąsnio užkandukai ir labai daug visokiausių saldumynų. Matas pradeda nuo sveiko maisto. Čia šituose turim sriubų. Galima atidaryti šiek tiek pasižiūrėti. Kažkokie rolai, ten dar viena sriuba. Ir čia prasideda visokiausi patiekalai. Visų neatidarinėsiu, bet čia yra labai daug. Čia visokie meatballai. Čia tau patiktų. Wow. Like. Vištiena. Ir kaip matot, čia toliau. Kepta vištiena. Labai daug visokiausių duonų pasirinkimo. Čia yra salotų skyrius.
ir plius minus taip atrodo vakarienė. Lygiai tas pats būna pusryčiam, lygiai tas pats būna pietums ir visas šitas maistas yra įskaičiuotas į viešbučio kainą. Dar parodysiu, iškart išėjus į lauką yra ant ugnies keptas maistas. Čia visą laiką kepa ant žarijų vištieną, o dabar kaip tik nuiminėjo nuo grotelių. Hey, hello. This is chicken, yes? لا cold. Wow. Smell very good. Tai vat čia kepa šašlykus. Ir eisim, prisikrausim pilnas lėkštes. Čia irgi gamina kažką. Čia turim krevečių. Tai vat plius minus toks yra meniu. Ir dabar eisim, prisikrausim ir pasižiūrėsim, ką mes čia valgysim. Tai matėt, koks buvo platus maisto pasirinkimas ir iš to viso pasirinkimo prisikroviau pilną lėkštę mėsos, galima sakyti. Čia yra meatballsai, čia yra vištiena ir čia yra, kaip matėt, ant laužo kepta vištiena. Ir šiek tiek bulvių. O pas mato racione vištiena, kaip matau, obuolys ir agurkai. Eisim dar pasipildyti gėrimų ir vakariniausiu. Ruošiamės dabar su Matuku į vakarinį miestą, pavalgiam skaniai vakarienę. Matas dabar pasikeitė outfitą ir dabar mes išjudėsim į miestą. Aš manau, šitas variantas geriau. Dėl ko? Aš white to black ir mes labai daromės prie kito. Jo. Nes prieš tai buvo belekas. Jo, gerai, dabar lešiai. Žodžiu, hebra, pavalgiam su Matu vakarienę ir nusprendėm, kad šį vakarą išbandysim vakarinį Egipto judesį ir parodysim jum, kaip taip atrodo. Mes buvom viešbutyje, mus pakalbino merginos ir pasiūlė tiesiog nuvaryti, pajudėti klubą. Sumokėjom po 30 eurų už įėjimą, už nemokamą gėrimą ir viskas, kas ten bus, jūs jau daugiau pamatysit tenais. Taip kad kol kas tik tiek, dabar čia laukiam recepšinė autobuso, kuris mus turėtų paimti ir su to autobusu važiuosim į klubą. Ar mus apskemino? Aš dar nežinau, kol kas jaučiamės taip, bet galbūt ne. Atvyko merginos, su kuriom turim varyti į klubą. Čia yra animatorės šito viešbučio. Mes jom sumokėjom po 30 eurų ir dabar mes su jom važiuosim kažkur patūsinti klubą. Tai dabar viską taip ir pamatysit iš tikrųjų, kaip yra. Pašoksim. Kad ir kur mes eisim, jos mus lydės visą Jo, ir vakarą. sakė parveš 2:30 nakties. Tai va. O jūs su mumis keliaujat ir viską pamatysit, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Čia, kur daugiausiai youtuberių išjungia kamerą, aš palieku kamerą ir būnu atviras su jum ir jūs pamatysit visą veiksmą. Aš jums pažadu. Ага, и что У вас снимать? тикток есть? Yes. А что снимать? Твою подругу. Megan, let's Megan. dance and play the song. А, this? This video for my family only. Mother, more energy. More energy. More energy. Come here to dance. No, This is dance pool party. Cairo. Where are you from? Cairo? You know Cairo, new city? New city, like big buildings, new city. How long are you here? Work, this is Sharm el-Sheikh. But how long here? How long? Kilometer? No. How long? You leave Cairo and come here to live here. Cairo. And you living now here. 10 o'clock. What does it mean, 10 This is o'clock? bus. But you living here? Now. Living here. Oh.
In this hotel? Or you have like لا this hotel? hotel another hotel. Not here? This hotel is work. Okay, okay. And how long you working here? 5 minutes. Yeah, but how long? Like 1 year, 2 year? This is your job? Job Yes. How long you? here hotel Yes, in this hotel. 2 days. Days. But your second day here? 2 days. You're a new? No, sure, no. Not new? This Maro. Friendly people here? No, friend. Why? No, أنا this police. Why? Police يعني do you. Yeah, I have TikTok. Okay. TikTok. How much you have followers on TikTok? You're popular. No. I don't know. On here, day in a life. This is you. Well, animation, yes. Wow. The whole day. You're doing very good. But point of view, you just became animation host in Egypt. Oh, you have so much likes here. Yes. Wow. This was the first. How much views? How much views? This was the first video I made in Egypt. Wow. Wait. Wait. Let them go first. Ladies first. No, we've got that. Okay. Take that out the Ladies first. Yes, yes. Labas vakaras. Labas, you know Lithuanian? Hello, guys. Come here, bro. Come. Are you going to club? Yes, we go with you. Okay. Megan, we have something. Yes. Can you give me water? Yes. Hold my camera. Wait, my camera. Hello. Say in your language. Arabic. Yes. My name is Aybak. My name is Muhammad. Oh, استنظفني. What is your barber? Barber, it's Munder. Munder, your barber, beautiful. Habibi, welcome to Jordan. Welcome to فرنسا. Welcome. ظلمتي وبحاسب عنه على الجامد. Send this camera. Là, je suis avec mon petit Smokey là. On se barre, on va en boîte là. On va tout casser ce soir. On va vraiment tout casser. Mon ça va mousser dur ce soir. On va faire des saltos dans la piscine. Des bombes à chicken la famille. Bah oui. Je te repasse le copain lituanien. La basse. Can you tell everyone here that we come back at 2:30? 2:40. 30. 2 o'clock. Fahad. Can you repeat? Fahad. Okay. You're a good driver, yes? Do I need seat belts? Play your favorite song. Megan, if you can play the song, please sing. What does it mean, Satalana? It means like you are drunk. What does it mean? Crazy drunk. Crazy drunk. Yeah. This girl is crazy drunk today. Mus šiek tiek išmaudė. Listen, I don't need a taxi. Yes. This is the biggest scam in your city, and I'm very disappointed. We came and we're leaving immediately. What is your best price? The dollar in Egyptian. Dollar, 10 euro. 10 euro. 10 euro. Okay. We go to drink and we'll go back. Okay. The song recommendations from Smart Shuffle. Or take total
You want shisha? Yeah. No. How much? No. How much? No. Okay, one moment. Nu ką, peršokam iškart į kitą dieną. Vakar, kaip matėt, biškį užjudėjom. Šiandien ryte labai anksti atsikėliau, draugas dar liko miegoti, nes vakar mes ten iki paryčių žodžiu judėjom. Draugas liko miegoti, aš pagalvojau, reikia kažkaip išnaudoti šią dieną, tai tiesiog dabar varau prie jūros, panardyti ir šiek tiek parodyti jums povandeninio pasaulio, nes kažkaip tiesiog kitoks oras, nesinori miegoti visiškai. Kaip ir pavyko atvažiuoti tokią vietą, kur galima pasimaudyti, tai aišku, čia mokamas pliažas, tai pabandysiu pasiimti gultą ir kažkur čia įsipatoginti. Paneriu į Raudonąją jūrą ir pirmas dalykas, ką pamatau, mėnulio medūzos. Jos plaukia lėtai, bet geriau jų neliesti, gali sukelti lengvą dirginimą. Tada aplink prasideda tikras jūros gyvenimas. Čia gyvena daugiau nei 1000 žuvų rūšių ir kiekvienas kampelis pasakoja savo istoriją. Žiūrint į visas tas žuveles, koralus ir jūros spalvas, tiesiog neįmanoma nejausti, kad esi kažkur ypatingame pasaulyje. Tiesiog pasinerti į šį grožį nepakartojamas jausmas. Nu ką, visai pavyko smagiai pasnorkelint, pamatėm biškį žuvyčių po vandeniu ir dabar galvoju varysiu dar į kažkokią vietą. O, wow, pažiūrėkit. Santorini, Egipte, atrodo kaip Graikijos sala. Galvoju, kad varysiu dar kažkur pasnorkelint į kitą vietą. Įdomu, ar kažkuom skirsis, ar bus kažkokių tokių žuvyčių. Galbūt kažkiek kitokie koralai, tai vat labai įdomu. Jau. Ir užlipau laiptukais, galvau išeisiu gatvę, bet iš tikrųjų užėjau į kažkokio kito viešbučio teritoriją, tai dabar vaikštau tiesiog po kažkokio viešbučio teritoriją. Ir dauguma viešbučių nėra labai užsitvėrę, gali tiesiog per visą teritoriją praeiti, užeiti ir pasigrožėti. Netgi galėtum pasimaudyti baseinę ir nieks nieko tau nepasakytų. Dar vis bandau išeiti iš šito viešbučio teritorijos ir kol kas labai sunkiai gaunas. Baisiai didelė teritorija. Hai. I, kaip jums toks bembukas. Jau kaip ir greičiausiai radau vietą, kur galima išeiti, bet bele kokia didžia teritorija. Ir viešbutis toks neeilinis. Pažiūrėkit. Čia biškį trūksta žmogaus. Taip normaliai užklydau aš čia į tą viešbutį. Pažiūrėkit, koks atstumas, tiesiog nueiti iki kelio. Eik tu savo. Bet kaip gražu.
Kiek daug gėlynų, pabandysiu prieiti arčiau, nes tiek spalvų, tai eina savo, pažiūrėkit jūs tiesiog. Šiaip nelabai įsivaizduoju, kur esu, bet esu kažkur prie jūros. Visiškai per Mapsus bėra kur ėjau ir tikiuosi priejau kažkokį paplūdimį. Kol kas dar neatrodo visai, kad tai bus paplūdimys. Maniau prieisiu nemokamą paplūdimį, bet nėra jokio praėjimo, visur tvoros. Pabandysiu užeiti šitą viešbutį, nes visai neseniai leidau lietuvišką dainą Panelė verta milijonų, tai galbūt sutiksiu ten lietuvių. Negaliu patikėti iš tikrųjų, kad patekau į teritoriją. Tiesiog parodžiau šitą apyrankę savo viešbučią ir sako, okei. Iš pradžių sustabdė, nenorėjau praleisti, bet parodžiau šitą apyrankę ir viskas sako, okei, no problem. Tai va, tai šitam viešbutį dabar, neįsivaizduoju kokiam esu viešbutį, galiu pažiūrėti per Mapsus. Experience, Street George, kažkoks Coral Beach, tai va, ir dabar esu, vėliai žino kur. Bet varysiu tiesiog, kai tenais pasimaudyti. Ir spėju, čia yra lietuvių, nes lietuviška muzika groja, tai žiauriai fainai. Paklausykit, kokios dainos čia groja. Tiesiog selas iš oro. Nežinau, ar taip galima daryti, bet net kokteiliuką pasiėmiau. Ne savo viešbutį. Selo muzika, viskas įskaičiuota viešbutyje, kuriame net nesu registruotas. Man žiauriai gerai sakasi apsimetinėti, kad aš esu šitą viešbučią tiesiog lankytojas, gyventojas. Visi rusiškai ant šito liepto kalba. Pabandysim va ten nuvaryti pasnorkilant. Тут я свисток дала. Vos tik paneriu, viskas pasikeičia. Viršuje karšta, saulė, o čia tyla, skaidrumas ir šimtai žuvų. Jos visur. Plaukėjo pro šalį, praeina visai arti, lyg nieko nebijo. Koralai, tarsi gyvas miškas, kiekvienas kampas vis kitoks. Vienur žalsva siena, kitur oranžiniai išsišokę šakų raizginiai. Žiūri ir net nesupranti, kur esi. Žuvys, tokios spalvingos, kad sunku patikėti, jog tai ne animacija. Geltonos, mėlynos, juodai baltos, dryžuotos, kaip gyvas kaleidoskopas. Judu per rifą lėtai, neskubėdamas, tarsi nenorėčiau praleisti nė vienos akimirkos. Po vandeniu laikas sustoja, viskas ramiau, kvėpavimas lėtesnis, širdis ramesnė. Ir net jei aplink daug judesio, viduj kažkaip tylu. Tokia akimirka, kai nieko nereikia sakyti, tiesiog būti, stebėti ir galvoti. Tai viena gražiausių vietų, kur esu buvęs. Gavau kažkokį kontaktą iš mergaičių, kurios guli prie jūros. Tai jaučiu pasiemu kokteiliuką ir variu. Groja vien lietuviškas dainas. Jessica Shy ir anglom. Bandžiau prisėsti per tų merginų, bet atėjo jų įkilnas kažkoks čuvakas ir išvijo, sako, susiras kitą vietą. Nu tai ką, bandysim sakantį, kad kažkur kitur. Aš tam viešbutį taip gerai gyvenu, kad net nuhakinau sistemą ir pasiėmiau Wi-Fi'aus slaptažodį ir passwordą. Tiksliau pasiėmiau loginą ir passwordą, kur viskas surašyta. Tai pasijungsiu biškį internetą, čia pakimarinsiu. Galėtus būti tai su manim, ateinu visi visą širdim. Man regis, tu esi melagis. Vėjai galvoje ir liejas vaizdas. Spjaudau sau ir gaudau, toks jau mano būdas. Apie tave kalbėti jau vei. 朝那边睡下去。走吧，你们谁吃吗？啊，这不行。他们不要。 What is your name? Cecily. Cecily? 我帮你拿帽子吧。My name is Patrick. Nice to meet you. This is your friend? Yeah. Or your family? No, just friends. How we meet each other? In school?
You know Chinese? Yeah. Very easy to each other, yeah. Okay. You have a very beautiful dress. Yeah, thank you. Can I go together? 来不及切换了，你的手。 This is your first time? Yeah, of course. And do you like? Okay, what do you like and what you don't like in Egypt? There are so many people 就是忘记有 money. Okay. Hi, people want money. Yeah, Yes. before you go to the car or later. But you have very good English. You speak very good. Because my work is Yes. about Do you wanna be on video? I know. I have, I have that. You have also? Yes. What? Action for. Yes? How do you know? Where you? Action for your back. Yeah? Really? The same camera? Yes. Why? Are you also YouTuber? Yes. Oh my god! Yeah. Chebra, pažiūrėkit. Action 4. Yes. Eik tu savo. Why? What is the reason that you have this camera? I like you use that because you can use that in swimming in the water. Yeah. Yes. There are so many people. I have a YouTube channel in Lithuanian language in my country. I tried diving, diving Yes. this afternoon. Here? Yes, use that. Very beautiful video. Do you have case or you just swim with no case? You need. You are very beautiful. Thank you. You also from China? Yeah, China. No love today, la 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 la. Let's talk to Do you like snorkeling? Yeah. Let's go together? It's okay. I can visit together. Karočiui, mes einam dar susimokėti. O tai Pala, jūs dar neikit. Bet mums reikia su... O jūs... Mes ką tik pračiuožiam, praskridom pro jūros bangas, reikia eiti už nuotraukas. Pasimsim nuotrauką, reikia susimokėti. Nori tai kilos įpilti? Aš varau su jum. Jūs jau manęs neatsikartysit. O jūs dviese? Jo. Rimtai? Einam, laukia mūsų. Karočiui, prie to namuko Tai jūs ateisi. ne dviese. Matai medūzą Jūs sport. apgavot. Ne, mūsų laukia, kad susimokėtume. Medūzą sport, matai tą namuką. Aš varau su jum. Nu, davai, nori. Nes tos kinėtės nekalba lietuviškai. Kinėtės nekalba lietuviškai. 2 po 15, tai paprašom, kad vietoj parašiuto jis mus 2 kart su tuo sofa bautų pratysų. O tu galvoji, išsilaikysi? Tai aišku. Tai Lietuva šventoje, kai čiuožiau, tai ne per taip dar buvo. O iš kokio miesto jūs Lietuvoje? Iš Alytaus. Na, mano draugas Kestas Alytui gyvena. Aš buvau Alytui, paspirtuką buvau išsinuomavęs. Prašau. Pas jūs Alytui labai gera infrastruktūra paspirtukam. Nu, jaučiu, žinai, mes kai visi ten būdavom, tai gal didelės skirtumą neimčiau, bet čia yra vieta. Mes gatvė važiuojame. Ką duot? 15. Koks planas, aš nelabai supratau, ką jūs čia veiksit. Mes susimokėt. Bet ką darysit? Mes ką tik buvom ant šitų, ant tos sofos, kaip angliškai tipo išverti. Sofa buvot, ant to bliūdo pražiūrės po jūrą, tai dabar jinai nori nuotraukų pasimti. Tu nepatikėsi, kaip aš čia atsiradau. Aš tiesiog tvariau į Faršą kafe kažkoks restoranas. Mes vakar buvom ten. Tai va, ten nuvariau. Sako, čia tik su porelėm priema ir tu vienas negali čia būt. Tada nuėjau kitą kažkur šalia. Ten pasnorkelinau, pafilmavau. Ir tada galvoju, reikia varyti kažkur. Tiesiog, aš neįsivaizduoju kaip, bet aš čia atsiradau. Ir man čia nemokamai gėrimus pila. Vistu. Bet čia neįskait, čia ne mano viešbutis. Nes jaučiu tavo apyrankę. Nu, Bet tipo, ne mano viešbutis. Tai jie nežiūrėjo, spalvą greičiausiai. Tai va. Aš šiandien, žinai, nardau, žiūriu medūzą, galvoju, paliesiu arba mirsiu, arba ne, paliešiu, nemiriau. Viešbutai tipo raudonos, kad tau leidžia ir pusryčius, ir gerti. All inclusive, jo. Tai tau pasisekė. Unišam, bet labai girdėtas kažkodėl. Jaučiu labai... Čia prie pačio, gal kokį 2 kilai, kilas čia. Nuo šitos vietos kiek? Pusant, nu, kilas 2. Nu, mes už 10. Tai jums daugiau. Mes, čia atvažiuojam labai 2 minutės. Važiuojam. Va, čia dabar biškiai geriau jinai atrodo. Habibė vienus kvepalus nusipirkom, žiauriai fainai. Turi čia? Nepasiėmė. Ne, čia dabar neusiuos.
Nes maudžiausi ką tik. Ne, neužsiuodžia nieko. Nu kvepia, bet kvepia. Nes maudėmės. Aš tai jaučiu. Bet jie tokie labai saldus, jie labai jaučiasi. Tai tokį didelį buteliuką nusipirkom už Tron 5. Čia ir tai nuolaidyti. Jo, čia ir tai nuolaidyti. Visur reikia derėtis. Jo, nes jie kai tau pasiūlo, sakyk, jeigu nuleisi, tada gal. Bet jis iš viso už 10 vilų gyventojams. Tai bet man čia labiau patinka, žinokit, aš čia grįžtu. Nedaug buvęs, bet įdegęs labiau nei mes. Mes tai čia visą savaitę. Pažiūrėk į jį, pažiūrėk į mane. Bet mes dar kremais tepėmės. Aš nesitepiu, aš neturiu kremų. Bet vat matosi gali. Šiaip smagu, to patinka Egiptas, ką prieš tai esi keliavęs? Čia pirmas šalis. Ne, aš prieš 2 mėnesius buvau Šrilankoje, prie Indijos. Nice. Kaip maistas ten? Ar street food ragavai? Jo, ten maistas skanus, ten geras maistas. Kaip skrandis? Nežiūrėjau daugelį keliautojų, tipo kas street foodas, maždaug 3-4 dieną apsividuriavau. Užkilo temperatūra iki 40, galvau, man mirsiu. Aš vos iki tuliko nušliaužiau 4, galvau, bet aš nušliaužiau iki tuliko, išsivėjau ir man sekančią dieną viskas buvo gerai. O, tai nice, aš susitvarkėjau. Tipo baigėsi gerai, bet galėjo baigtis blogai. Šį vakarą mums reikia surasti veipą. Veipą, šopą norėdavau. Nes prie mūsų viešbučio nebus veipų. O kaip jūsų miestas vadinasi? Irgi Šarmečiai, gal kitas rajonas, ne? Taip. Fucking hell, tada. O čia iki tikslo tu padaręs? Jo. Ne, bet čia iki veipų šopo. O iki jų viešbučio, nežinau. Mūsų ir portrelis ir panašiai. Čia irgi bičiukas, irgi aina daug kas, kalba su telefonu, net nežiūri, nei ką. Irgi paskui buvo kažkokie čiuveliai per žiedą su riedučiais važinėjo. Jo, kur Lietuvoje tokius pamatytum, aš bombarduotų baudom, greičiausiai. Žiūrėk, aparatai vienkartiniai. For how much you sell liquid? 20 mg, liquid salt, you have? Yeah, for how much? But this, temporary vapes is 20. And for 18? Yeah. Это 15 тысяч. How much? 15. Bet čia, bet mūsų leis jūsų rezortą. Why we need this? This is cold? Cold, yeah. Cold. Where are you from? Lithuania. Lithuania. Yes. Thank you. Where are you from? Russia. Really? Joking? Egypt. Yeah. Which country? Egypt. Alexandria. Alexandria. Okay. Whoa! Wow! Hello! Wow! Atvarėm į kažkokią šaltą šaldytuvą, kur viskas žiauriai šalta ir mes esam žiauriai šiltai apsirengę. Eina savo. Šausim dabar šalto liuko. Aš išsakiau sparkling water. It's very cold here. Čia baisiai šalta, aš neįsivaizduoju kodėl. Labai įdomi patirtis, Yes, sparkling water. Can you remove? Remove! Čia ledas. Can I? I want a therapy. Man.
Davai be rūbų. Nusirenk, Matai. Bent jau viršų. Paklaus, ar galima. Can I take my shirt off? Just to experience? Yeah. Let's go. Kaip šalta čionais. Do you feel something? I want to go. Aš šiaip norėčiau atsidurti ledo vonioj. Čia yra per karšta. Man per karšta. Matas dabar bando su savo nuogų kūnų lovos, kurios yra pagamintos iš ledo. Ir čia viskas yra pagaminta iš ledo. Absoliučiai viskas. Visos sienos. Čia yra per karšta. Tai yra šalia meškinas. Visas iš ledo. Uždedu ranką ir stirksta. Ais bar. Visur ledas. Bet ir ką paliesi, visur yra ledas. Do you have a secret room here? Secret room. Secret room? Or this is only one place? What after this room? Let's go to the restaurant. Take a picture. No. With you. Come on, bro. Where are you from? Okay, Lithuania. Lithuania, yeah. Yes. Where are you from? Egypt. Egypt. Yeah. What city? What I'm city? in Cairo. Cairo and Giza. Have you been in a new Cairo, like big buildings, you know? Yeah, New Cairo city. Yeah, Yes. New Cairo. Have you been there? Yeah. Here? Yeah, it's my city. It's open city now? Yeah, open city. New Cairo. New Cairo, yeah. Yes. It's always open. Okay. It not have been closed. It's open now. Okay. You take care for this photo. You are from? Lithuania. Lithuania? Yes. Nice. Okay, bro. Have a good night. Okay. Niekas taip nėra. Nu tai va. Čia turim barmenus, kurie važinėja su riedučiais. Yes, your best trick. Dance like with music, like this. Wow. It's okay. Nice. High five. Brother. High five. Okay, bro. Have a nice time. Thank you. Toks įdomus dalykas. Nežinau, ar per kamerą matosi, bet ten yra tokios salos. Ir tos salos priklauso Saudi Arabijai. Tai vat, įdomus dalykas. Klausiau, ar galima ten jas nuplaukti. Tai sakė ne, bet galima tiesiog aplink apiplaukt pasižiūrėti. Bet turbūt nebūtų labai pigi ekskursija. Turbūt praleisim šį kartą. Tai pabandysiu biškį prizuminti. Biškį matosi.
Einam ir tiesiog randam keliu eina kupranugaris, gali įsivaizduoti. Ai. Спасибо. Хорошо. How are you? Абду. Нет, спасибо. Labai nori, kad mes su tokiu pranugariu susifotkintumėm ir kažkiek pamokėtumėm, bet mes atsisakom. Geriau paskui pajodinėt, kokiai dikumoje su pranugariais. Daug įdomiau negu čionais. Yra čia tokios taisyklės, kad galima ateiti tik su merginom, tai dabar bandysim turbūt susirasti merginas ir pabandysim su jom patekti į vidų, nes tik šeimos ir tik su antrom pusėm. Čia sutikom dar keli žmonės, kurie irgi bando patekti į vidų, bet jam ta pati problema. Irgi reikia merginų, tai va. Dabar tiek jie bando susimedžioti. Aš dabar pakalbinau kelias močiutes, pasiūliau jom kartu varyti, bet jos sakė, nenori tenai. Tai bandysim toliau. Žiauriai sunku patekti į vidų. Pavyko susirasti 3 rusakalbės moteris. Dabar bandysim su jom ten ir patekti. Greičiausiai apačioje nėra laisvų staliukų, todėl turim tiesiog laukti, kol mus pakvies. O žmonių tai matot, kiek čia yra. Belė kiek žmonių, laukiam, susiradom, žodžiu, tos moteris mus paliko, tada susiradom dar 4 kitas panas ir, bet žodžiu, niekieno neįleidžia, pažiūrėkit kiek žmonių. Žodžiu, žiauriai atsibodo laukti, labai ilgai nieks nevyksta, niekieno ten neįleidžia. Nemačiau, kad kažkas būtų užėjęs. O lauke žmonių... Belė, kas einam tam pažiūrėti. Aha, pažiūrėkit, kiek žmonių. Abejoju, kad mūsų leis, nes apačioje ten tokia pati sausakimša kaip čionais. Tai nežinau, ką darysim. Šiaip įdomu būtų labai nueit, bet... Jaučiu geriausias planas yra tai atvaryti dieną ir ten tiesiog nuo dienos sėdėti, nes kai dieną buvo atvaręs čionais, tai nebuvo žmonių. Matė ten, kur iš pradžių pirmą kartą atvariau snorkeliant, tai per šitą kavinę nusileidau, o dabar užeit be šansų. Pradėjau random filmuoti ir va, pavyko netgi pataikyti tą momentą, kai jungia šviesą. Nice. Čia jau vien viršui kaip gražu, tai vat galite pamatyti ir ten apačioj dar daugiau. Pažiūrėkite, automobilis kaip šviečia. Tiek žmonių laukia belie kiek valandų. Visi va čia viršui, visi kurie viršui, visi laukia. Persikėlėm tiesiai į Graikiją. Vos paėjus nuo tos faršo kavinės. Visur mėlynai balti tokie namukai. Santorini. Faršo kaviniai irgi labai panašiai. Visi užsisako kavianą ir ant tokių pagalvėlių tiesiog visi ratuku susėda. Turim vieną atsipalaidavusį žmogų. Praėjom Graikiją. Jūra čia dirba į kokių 5-6 vakarą ir užsidaro, tai net nenueisi prie byčo. O maudytis... Ir viskas. Taip, kaip baseinė. Ir šiaip vakarais maudytis negalima, nes plėšrus gyvūnai, visokie rykliai pradeda maitintis, tai dėl to vakarais neleidžia pagrindę maudytis. Hello. Все вену метро. Да, когда он сказал, что когда ты уйдешь, так и мы. Так мы просто быстро посмотрим.
Žodžiu, turim labai ribotą laiką, mums pavyko užeiti su kažkokia mergina, bet sakė, kai ta mergina išeis, mums irgi reiks išeis. Tai žodžiu, o tos merginos neturi laiko. Hello. We're doing video. No. Video only? No. Girls are stairs up. Yeah. How many tickets? Yes. Ištrauk ticketą, ištrauk ticketą. Where is another person? Upstairs, making pictures. Three men? No. One girl and show us. 3 people. Wait inside the beach. Okay. Yeah. Thank you. Visais būdais mus bando išvaryti, nes mergina to turėjo tiesiog namo varyti, tai čia belie kiek žmonių tiesiog filmuoja visokius tiktokus, reelsus. Susipažinom su keliom merginom, bet siūlėm jom kartu varyti, bet jos irgi išvaro, tai žodžiu. Merginos norėjo su mumis biškį pasifotkint, tai pasifotkinom ir padarėm dar porą vidosikų. Привет. Привет. Как тебя зовут? Алия. А ты? Настя. Откуда знаешь китайский? Работаю с китайцами, живу в Китае, училась в Китае. Вау. Так кому перекидывать? Давай Инстаграм, Атас. Ну давай. I don't have internet. Open. Да, у нас нет интернета. No. Airdrop. Нет, у него Android, у него нет. After. Send after. Запиши нас. Enter the Instagram. Как долго вы стояли там? Поняла. А, да? Ну да. Сразу. Мы в 3:30 пришли. 3 дня. Закончили время 8. 6 years здесь. Вот мы пришли, ждали 3 часа, может, и нас не пустили. А мы пришли в 3 дня. И сразу. И сразу, да. Žodžiu, jas įleido iškart. Jos atėjo 3:30 ir jas iškart įleido. O mes matėt, kiek prasikankinom. А вы откуда еще раз? Литва. Литва. Знаешь где? Конечно. Нет? Ну, рядышком где-то. Ну, получается. Ты что-то по-русски хорошо общаешься. Да. Почему так? Смотрел мультики, ну и просто так выучил. 5 April, my birthday. Так было или завтра будет? Было. Так поздравляем. Я думал завтра. Yesterday, вчера. А tomorrow, завтра. Yes. Understand. Ну-ка, smile. И 32 зуба. Mes čia stovėm ir mums tiesiog dalino komplimentus, kokie mes gražus ir sutarėm rytoj tiesiog išvaryti kartu į miestą. Вы все, домой? Да, уже. Можно бар? Нет, здесь нет. А куда туда? Number Bay. У нас там есть. Нет, that bar over there. Что это значит? Кстати, китайцы, когда я им объясняла, я почему и не хотела, потому что, ну как бы они, все китайцы по-разному реагируют на переводы. Какие-то пьеса. Ну да. Снимай. Но тут не слышно. Погромче сделай. Это максимально. 有个号码一直被存放，用字幕去逞强，不是想去又不敢想，明明对你念念不忘，4月却像好人发紧张，无法收藏，爱没爱过想停下。Он такой транс. Šita mergaitė moka ne tik kalbėti kinietiškai, bet ir dainuoti kinietiškai. Tai va, dabar tai ir padarė. Šitas merginos mums žiauriai patiko, nes mes dabar sumokėjom ir jos siūlo rytoj susitikti ir sakė, jos rytoj viską moka. Tai čia labai retas dalykas, kad merginos tokius pasiūlymus teikia. Tai wow. Молодец. Вы молодец. Вы тоже. 10 minutes. We going home. Подруга
drauga. Tu žinai, aš... What is your price? Experience Kirosai. $7. $7. Yeah. All together. No. My boyfriend... boyfriend. I am the boyfriend. Знаешь, в чем прикол? Да. Мы когда ходим с подругой вдвоем, мы притворяемся... Я знаю. А как на русском это слова? Не мы. Не мы, ничего. Смотри. Ну я понял. Не вижу, не вижу. Да, а как на русском это слова? Ну я же говорю, не вижу. Привет. Не вижу. Мы, my friends. You say? Не вижу. Не вижу. Не слышу. Не слышу. Не говорю. Ну. Одна. Адель. Адель? Адель. Song? Да, song. Hello, it's me. Давай еще раз на французском или как вы там пели? Давай. Раз, два, три. Je veux de l'amour, de la joie, de l'abonnement. Ce n'est pas pour l'argent qu'il va me donner. Moi je vais crever la main sur le cœur. Papa, para, allons ensemble. J'ai mouru ma liberté. Pourriez donc, tout l'empêcher, bien plonger dans ma réalité. Belio koks kontentas. Negaliu patikėti. Kinietiškai dainuoja. Это на французском, да? Yes. Короче, французишкой, кинетишкой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Grįžom į savo viešbutį, tai žiauriai gerai pavaibinam tam Faršo kafe. Ir grįžtam miegoti ir video čia ir baigėsi. Paspauskit laiką, nepamirškit, parašykit komentarą, kad tiesiog video iškiltų dar daugiau, surinktumėm dar daugiau peržiūrų. Ir tie, kas neprenumeruoja, būtinai išprenumeruokit kanalą, tai pamatysit sekančią dalį, nes ir toj bus kosminė diena. Tai laukia tikrai dar daug įdomių video. Iki pasimatymų.